Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Pristatysiu Jums, kaip paprastai ir greitai pateikti prašymą įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą, atlikti duomenų papildymą ar pakeitimą per VMI autorizuotų paslaugų sritį Mano VMI. Norint įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą, ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki veiklos vykdymo pradžios VMI reikia pateikti fizinio asmens prašymą įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą. Toliau pristatyme naudosiu trumpinį prašymas. Pildant prašymą reikia nurodyti vykdomos veiklos rūšies kodą pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, trumpiau EVRK. Informacija dėl gyventojo faktiškai vykdomos veiklos priskyrimo tam tikrai veiklos rūšiai, atitinkančiai EVRK, pagal savo kompetenciją teikia Valstybės duomenų agentūra. Užpildysime prašymą įregistruoti individualią veiklą šio pavyzdžio pagrindu. Gyventojas ketina vykdyti internetinę prekybos drabužiais veiklą ir ją įregistruoja. Taip pat jis papildomai teiks ir vertimo paslaugas, todėl vykdomą individualią veiklą papildys kita veiklos rūšimi. Pasikonsultavęs Valstybės duomenų agentūroje, gyventojas sužinojo, kad jo ketinamos vykdyti veiklos rūšys priskiriamos šioms EVRK klasėms: 4771 drabužių mažmeninė prekyba ir 7430 vertimo raštu ir žodžiu veikla. Norėdami prisijungti prie Mano VMI, Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje dešinėje esančiame lange spauskite Prisijungti. Pasirinkite, per kurią sistemą norite prisijungti prie Mano VMI. Prisijungti galima per išorinės sistemas, pavyzdžiui, naudojantis elektroninę bankininkystę, elektroniniais valdžios vartais. Taip pat su VMI suteiktomis prisijungimo priemonėmis, naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Atsidarius VMI sistemų pasirinkimo langui, pasirinkite Mano VMI. Atsidariusiame pradžios lange prašymą įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą turėsite pildyti pasirinkę meniu punktą Paslaugos. Paspaudę šį meniu punktą, pasirinkite individuali veikla pagal pažymą, o tada individualios veiklos pagal pažymą užsakymas keitimas. Prieš pradedant pildyti prašymą, galite savarankiškai pasitikrinti EVRK kodą, paspaudę šią nuorodą. Užpildžius prašymą ir jį pateikus, individualios veiklos įregistravimo terminas 5 darbo dienos. Tačiau paprastai po prašymo pateikimo individuali veikla įregistruojama per 1 darbo dieną. Mūsų pavyzdžio atveju spauskite Pildyti, kad pradėtumėte prašymo pateikimo procesą. Pirmiausia, reikia užpildyti veiklos duomenų skyrių. Pasirinkite Veiksmai, tada spauskite Pasirinkti ir sukurkite naują veiksmą. Atsidariusiame duomenų įvedimo lange įveskite ketinamos vykdyti veiklos rūšies kodą, kurį sužinojote iš Valstybės duomenų agentūros, šiuo atveju 4771. Ir pasirinkite šią veiklos rūšį. Išsaugokite duomenis. Pagrindinėme veiklos duomenų lange matome pasirinktą drabužių mažmeninės prekybos veiklos rūšį. Redaguoti arba pašalinti pasirinktą veiklos rūšį galite paspaudę Veiksmai. Kol kas papildomų veiklos rūšių neregistruosime, todėl spauskite Išsaugoti, kad pereitumėte į kitą prašymo pildymo etapą, kuriame turėsite nurodyti mokesčių mokėtojo tipą. Nurodykite mokesčio mokėtojo tipą, spauskite Pridėti eilutę ir atsidariusiame duomenų įvedimo lange pasirinkite mokesčių mokėtojo tipą. Nepriklausomai nuo to,
Ar individualią veiklą registruoja nuolatinis Lietuvos gyventojas ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas, užsienio šalies rezidentas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, tai yra faktiškai būdamas Lietuvoje, turėdamas veiklos vykdymo vietą ar panašiai, pasirinkite gyventojai vykdantis individualią veiklą. Išsaugokite duomenis. Nurodę mokesčių mokėtojo tipą, išsaugokite duomenis, kad galėtumėte pereiti prie kito žingsnio veiklos vykdymo vietos įvedimo. Šiame žingsnyje nurodykite veiklos vykdymo vietos duomenis, spauskite pasirinkti ir atsidariusiame duomenų įvedimo lange įrašykite veiklos pavadinimą. Šį laukelį pildydami advokatai, notarai, advokatų padėjėjai, antstoliai turi įrašyti savo kontoros ar biuro pavadinimą. Kiti individualią veiklą vykdantis gyventojai, užpildydami šį laukelį, gali nurodyti savo veiklos arba vykdymo vietos pavadinimą. Pavyzdžiui, jei vykdo prekybos veiklą, gali nurodyti kioskas, laikinieji statiniai, parduotuvė. Jei vykdo internetinę prekybą, gali nurodyti interneto parduotuvė. Taip pat gali būti tokie pavyzdžiai kaip sandėlis, kirpykla, kepykla ir panašiai, jei vykdoma kito pobūdžio, gamybinė ar paslaugų veikla. Laukelyje interneto svetainės adresas turi būti įrašomas interneto svetainės adresas, jeigu gyventojas tokį turi ir jeigu jis yra jo veiklos vykdymo vieta, pavyzdžiui, kai vykdoma internetinės prekybos veikla. Užpildykite veiklos vykdymo vietos adreso duomenis. Tuo atveju, kai veiklos vykdymo vieta sutampa su deklaruota gyvenamąja vieta, galite pažymėti šį laukelį sutampa su deklaruota gyvenamąja vieta ir adresas užsipildys automatiškai. Užpildę informaciją, išsaugokite duomenis. Įvedę veiklos vykdymo vietos duomenis paspauskite mygtuką išsaugoti ir tęsti, nes kitame žingsnyje turėsite nurodyti duomenis apie atstovus. Pirmiausia, nurodykite apskaitą tvarkančio asmens duomenis, jei apskaitą tvarkysite ne pats, o tam reikalui pasitelksite kitą asmenį. Jei pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo nuostatas esate paskyrę apskaitą tvarkantį asmenį, nurodykite to asmens duomenis, atsižvelgiant į tai, kas tvarko apskaitą – fizinis ar juridinis asmuo. Taip pat, jei norite paskirti jūs atstovaujantį asmenį, nurodykite to asmens duomenis. Tuo atveju, jei apskaitą tvarkysite patys ir nepriskirsite jūs atstovaujančio asmens, iš karto spauskite išsaugoti ir tęsti, kad būtumėte nukreipti į kitą žingsnį. Teikiant prašymą galite pridėti papildomus dokumentus. Pavyzdžiui, kai prašymą teikia nepilnametis asmuo, šiame žingsnyje jis turi pridėti laisvos formos vieno iš tėvų sutikimą, jog neprieštarauja, kad jų nepilnametis vaikas vykdys veiklą. Mūsų pavyzdžio atveju papildomų dokumentų nepridėsime, todėl spauskite išsaugoti, kad sistema suformuotų prašymo formą. Prašymo forma suformuota, belieka ją tik patvirtinti. Spauskite patvirtinti, pabaikite prašymo pateikimą iki galo ir laukite, kol gausite pranešimą apie sėkmingą individualios veiklos įregistravimą. Įregistravę individualią veiklą, pažymą galite rasti ir atsisiųsti pagrindinėme pradinėme Mano VMI lange, paspaudę Dokumentai. Išsamius duomenis apie vykdomą veiklą taip pat galite rasti pasirinkę asmens duomenis ir po to vykdoma veikla. Mūsų pavyzdžio atveju savo įregistruotą individualią veiklą turėsite papildyti nauja veiklos rūšimi. Todėl prisijungę prie Mano VMI atsidariusime pagrindinėme lange, vėl spauskite meniu punktą Paslaugos, pasirinkite individuali veikla pagal pažymą, o tada individualios veiklos pagal pažymą užsakymas ir keitimas. Dešinėje pusėje pasirinkę jūsų turimos pažymos
Galite pasitikrinti savo turimą individualios veiklos pažymą, nes individualią veiklą jau esate įregistravę. Tam, kad įregistruotumėte naują veiklos rūšį, vėl spauskite Pildyti. Atsidarius veiklos duomenų langui, matote įregistruotą pagrindinę veiklos rūšį. Ties įrašu Kitos veiklos rūšys spauskite Pasirinkti ir atsidariusiame duomenų įvedimo lange įveskite ketinamos vykdyti papildomos veiklos rūšies kodą, kurį sužinojote iš Valstybės duomenų agentūros, šiuo atveju 7430, vertimo raštu ir žodžiu veikla. Išsaugokite duomenis. Išsaugokite veiklos duomenis ir praeikite visus žingsnius, kad patvirtintumėte prašymą. Naują prašymą turite pateikti, kai pasikeičia ir ar papildomi tokie mokesčių mokėtojų registre įregistruoti duomenys. Pagrindinės veiklos rūšies kodas pagal AVRK, kitos veiklos rūšies kodas ar kodai pagal AVRK. Taip pat individualios veiklos vykdymo vietos duomenys. Tai yra adresas, kuriuo vykdoma veikla ir ar virtualios veiklos vykdymo vietos, interneto svetainės adresas. Pavyzdžiui, elektroninė parduotuvė, paskyra socialiniuose tinkluose, platformos naudotojo paskyra. Visą aktualią informaciją deklaravimo klausimais galite rasti mūsų interneto svetainėje, o mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami mūsų YouTube kanale. Su asmeninė informacija galite susipažinti prisijungę prie mano VMI.